Šalom. Šiandien kartu brangieji, mylimieji, nuolankieji, toliau gilinamės ir džiaugiamės viešpačiu. Mokomės iš viešpatės, skiriam laiko viešpačiui, kad suvokti, suprasti, dėtis į savo širdį viešpatės išmintį ir supratimą. Ir būtent kaip gyventi su viešpačiu šiandien, šios dienos aktualijoje, kaip gyventi su viešpačiu, viešpats moko ir jo tiesa, tai ką viešpats sako, nesikeičia. Kokiam laikotarpiu begyventum, vis tiek tai, ką viešpats sako, veikia 100%, kad gyventume sėkmingą, žemėje palaimintą gyvenimą ir kad amžinybėje būtume su viešpačiu. Ir viešpats ir sako, kad kūniškas mąstymas yra mirtis, o dvasiškas mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Vadinasi, kūniška, taip kaip mano emocijos, kaip mano siela, kaip mano jausmai, man rodo, negaliu gyventi. Jie yra tam, kad džiaugtis tą, ką viešpats sukūrė. Bet gyventi kūniškai jausmais negaliu. Aiškiai sako, tai yra mirtis. Kūniškas mąstymas yra mirtis, viešpats sako, neveikia. O kas veikia? O dvasinis mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Vadinasi, dvasinis mąstymas, gyventi su viešpačiu galiu tada, kai aš mąstau, kaip Dievas mąsto. Tada aš taip mąstau, aš taip deduosi į širdį, aš tai kalbu ir aš taip gyvenu. Nes dvasinis mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Gyvenimas vadinasi gyvenimas čia žemėje. Gyvenimas koks? Ramybėje. O ramybėje, kur ramybė hebrajų kalboje reiškia šalom. Šalom yra visiška atstatyta gyvensena žemėje. Atstatyta puikiausia sveikata, finansai, gerovė, viskas. Šalom. Va tokia dvasinis mąstymas sako, čia žemėje, gyvenant su viešpačiu, yra gyvenimas ir ramybė. Ir kam sako, tą dvasinį mąstymą turėti? Ne Dievui to dvasinio mąstymo reikia, mums, žmonėms. Kad gyventi dvasinį palaimintą gyvenimą, man reikia dvasiškai mąstyti. Tai reiškia dėtis Dievo žodžius į savo mintis ir protą, ką mes eilę laidų aptarim, mokėmės ir ką praktikuojame. Tikiu, kad kiekvienas besimokantis, gyvenantis tikėjimu mokosi, ką mąstyti ir kaip tas dvasinės mintis, tai reiškia Dievo mintis, palikti savo mintise ir savo prote. Nes tai yra mūsų išorinis gyvenimas po to. Taip? Taigi viešpats sako, kad kūniškas mąstymas yra mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Toliau mes eikime į Korintiečiams skyrių, Kolosiečiams. Toliau vėl mums, nuolankiesiems, mylimiesiems, teisiesiems Dievo vaikams, viešpats vėl patarė ir sako, ką mums reikia daryti. Sako, dabar jūs, vadinasi, kas mes, ką turim padaryti, žiūrėkite, nusivilkite rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Ir sako, žinot, kaip įdomiai, nusivilkite, vizualizacija kokia. O kur čia yra tie dalykai? Rūstybė, nirtulys, nelabumas, grinai emocinė, sielinė dalis. Sako, va šitus dalykus išraukit iš savo pasąmonės, iš savo minčių. Ir tai yra ne rūbai, bet aš juos turiu nusivilkti, atsisakyti, mąstyti, uždaryti duris, neleisti savo protę ir mintise, kad būtų rūstybė, aš paniuris, nepatenkintas, nelaimingas, neturi to būti mano gyvenime. Nelabumas, pyktis, piktžodžiavimas, vadinasi, kai aš piktas, Dievui netinka, Dievas neveikia mano gyvenime. Negyvenu taip su viešpačiu, jeigu aš supykau. Aš suprantu, kad mes
keičiamės į Dievo atvaizdą ir pavydalą, kad mes tam kely, bet kai aš tik tai pajaučiu, kad aš jau piktume, nirtulį, aš iškart pakeičiu savo mąstymą, nes aš prisimenu Viešpaties tiesą, ką aš turiu nusivilkti, kas man netinka, nes Kristus yra manyje, mano dvasiui, gyvena jau gyvasis Dievas ir aš savo sielinę emocinę dalį keičiu, sąmoningai keičiu ir Viešpats toliau Kolosiečiams laiške sako, ką apsivilkite. Todėl apsivilkite kuo? 12 eilutė sako, nuoširdžiu gailestingumu, nuoširdumu ir gerumu apsivilkite. Ir ką Viešpats sako apsivilkti, tai yra Viešpaties charakterio savybė. Sako gerumu apsivilkite, gailestingumu apsivilkite, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Prisimenat, mes praeitoj laidoje kalbėjom apie kantrybę, kad aš ugdau Dievo kantrybę. Tai reiškia, kai man atrodo, jau tas žmogus jau išvedė mane iš kantrybės, tai ne. Aš suprantu, kad aš ugdausi kantrybę ir aš atleidžiu, aš nepasipiktinu, aš suvaldau savo emocijas, nes aš žinau, ką aš nusivelku, ką raštas sako ir ką aš apsivelku. Aš apsivelku Viešpaties ištvermę ir sakau Viešpatie aplinkybėse, kad Dieve, ačiū tau, kad tu man suteiki savo kantrybę, savo išmintį. Aš turiu tavo tikėjimą Viešpatie, kad mano protas atsinaujina ir priima Viešpatie tai, ką tu sakai, aš tuo tikiu. Ir aš ugdausi ištvermę Viešpatie, ačiū tau. Ir toliau sako, kokie būti vieni kitiems būkite pakantus, atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą, atleiskite vieni kitiems. Ne tai, kad neatleiskite, jau taip supykite, kad niekada neatleisiu. Ir pirmas nueisiu ir pasakysiu, aš atsiprašau, nes aš žinau, kad Dievas ką sako, kad bet kokį blogį, pyktį ar niršulį nugalėsi kaip tik gerumu. Bet kokį blogį nugalėsiu tik gerumu. Ir kadangi aš gyvenu su Viešpačiu, aš elgiuosi, tai reiškia savo sielinę emocinę dalį iš karto keičiu. Save disciplinuoju, nes aš prisimenu, ką Dievas sako. Ne tai, kad prisimenu, aš iš prisiminimo, iš savo širdies tai keliu, vat kas yra širdies įsitikinimai, kai aš iš savo vidaus tai keliu ir jau elgiuosi aplinkybei, savo gyvenimo kely. Va čia eina mano gyvenimas su Viešpačiu ir kiekvieną akimirką ir sekundę aš prisimenu, ką Viešpats sako aplinkybėse. Ir iš to aš elgiuosi aplinkybėse. Viešpats sako, nusirenk tą ar tą ir apsivilk nuolankumu, kantrybė, būti vieni kitiems pakantus, atleiskite. Ir dar kas sako, apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Meilė apsirinkti. Plius aš prisimenu, kad Viešpats sako, ką, elkis su kitu kaip nori, kad elgčiausi aš su tavim. Kaip nori, kad su tavim kitas elgtųsi. Va taip elkis su kitu. Vadinasi, iškart prisiminsiu. Ir jeigu ir tuo momentu nesuvaldžiau emocijos, bet aš priimsiu sprendimą, atsisakysiu to išdidumo ir eisiu ir pirmas žmogui pasakysiu gerą žodį. Pirmas pasakysiu, kad aš suklydau, gal per griežtai pasakiau, gal pasmerkiančiai pasakiau, aš atsiprašau. Ir kiekvieną kartą aš keičiuosi į Kristaus atvaizdą ir pavydalą ir augu lyderystėj, kai pirmas pasakau, aš atsiprašau. Viešpats sako, jeigu tu ir visiškai teisus, pirmas eik ir pasakyk atsiprašau. Tai reiškia, aš dedu žingsnius, pamatus, savo gyvenimą statau ant uolos, kai aš žinau, kokia yra Dievo valia, o aš žinau, neskaitau ir čia parašyta, kokia Dievo valia, ką man daryti ir ko man nedaryti, ką man nusivilkti ir išmesti ir kuo man apsivilkti. Ir aš, reiškia, ne tik, kad paskaitau ir pamiršau, gali kiekvienas paskaityti, nuskaitau, būt pakantesnis, atleisti, bet savo buitį aš to nedarau. Tai reiškia, tu esi tiesiog žodžio tik klausytojas ir savo gyvenimą statai ant smėlio. Ir Viešpats sako, tokio gyvenimo griūtis bus skausminga ir smarki, nes tu savo gyvenimą statai ant smėlio, ne ant olos.
O viešpats sako, išmintingas žmogus, kuris gyvena su manim, stato ant olos. Tai reiškia, jis žino tai, ką, pavyzdžiui, kad ir Kolosiečiams laiške, ką mes dabar skaitome. Jis žino, kas čia parašyta. Ne tai, kad žino, jis dedasi savo į širdį ir jau įsidėjęs aplinkybėse taip elgesi. Ir viešpats sako, tu esi mano mylimas sūnus, kuriuo aš žaviuosi. Viešpats sakė taip Jėzui, nes Jėzus žiūrėjo į viešpatį savo tėvą ir nuolat elgėsi taip, kaip viešpačiui patinka. O mes dabar žiūrim į Kristų, į savo viešpatį. Ir jis sako, mano mylimi vaikai, aš jumis žaviuosi, kai jūs elgėtės taip, kaip aš sakau. Tai reiškia, jūs vertinate ir branginate. Tai, ką aš sakau, vertinat mane patį, vertinat mano žodžius, plus savo gyvenimus formuojate mano žodžiais. Ir tai yra sveikata, gyvenimas ir gyvybė visam jūsų kūnui, visai jūsų sveikatai, viskam. Tai yra gyvybė ir sveikata viešpatie žodžiai. Kai aš vertinu tuos žodžius, jų tvirtai laikausi. Tai yra pagrindas po mano kojom, yra Dievo žodžiai. Ir gyvenu su viešpačiu, kai to tvirtai laikausi, tai, ką raštas sako, aš taip elgiuosi. Tai vat jums labai rekomenduoju ir kaip namų darbus pasiimkim, vat skaityti, kad ir Kolosiečiams 1 ir 2 ir 3 skyrius, arba Timotiejaus laišką, ten viskas surašyta, ką žmogui daryti ir ko žmogui nedaryti. Tai vat, mokomės iš to, kad Dievas mus paliko, savo žodžius, pats viešpats yra su mumis. Plius mes žinome ir nepamirštume, kad kūniškas mąstymas, mūsų jausmai ir įvairiausios įtampos ir tai, ką mato mūsų akis, yra laikina ir kūniškas mąstymas yra mirtis. Ir būtent dvasinis mąstymas yra gyvenimas, sveikata ir gyvybė. Ir kadangi viešpats man tai patikėjo, man tai atidavė, man padovanojo, aš tai priimu tą dovaną kaip vertingiausią dovaną. Čia žemėje pats tą dovaną naudojusi ir su kitais dalinuosi. Tai jūs būkite tie rūporai, tie Dievo žmonės, kurie savo gyvenimus ir kitų gyvenimus statome Dievo žodžiu, Dievo principais ir tegu viskas, kas iš Dievo, gera, tobula, reiškiasi mūsų gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Be to primenu, kad tikrai laukiu jūsų skambučių, telefoną jūs randate po video, taip. Galite rašykite komentarą, aš kai tik turėsiu laiką, būtinai jums atsakysiu, ar į komentarą, ar jeigu paliksite telefoną, aš jums paskambinsiu ir mes tai bendraukime. Tvirtinkimės kartu, nes viešpats ir sako, kad bendraminčių rate aukite viešpatės pažinimo. Tai iki kito susitikimo.